Sveiki, dukai. Ne. Taip. O tai gal ties vienetą? Vienas ir Pausi paniža. 1, 2, 3. Sveiki, sutraukos. Esi matęs arabą šiaudė ten, kur... Ir taip snargliai. O, mes filmuojamės jau, jeigu ką. Sveiki, draugai. Labadiena. Pala per nuoją, negerai intonacija. Sveiki, draugai, šiandien laidoje matysite mus. kramtingumą ir spjauk ją. Ai, tau į burną. Nu, nieka, man į burną. Šiandien horoskopus pradės skaityti mano kolega, anksčiau vaidinęs kameros vaidmenį, įžymusis arba ne, Donatas. Sakė, jis pamylėtų mano varpą. Taigi, skaitykite horoskopus. Pamylėčiau tavo varpą. Tai va, svarstyklės. Gimusiai rugsėjo 23 arba spalio 22. Daugiau neaišku, kas ten gimė. Ten brūkšnys, jūs esate brūkšniukai. Prikols vasario 29 gimti. Kas 4 metų šventė. Svarstyklės. Žavus ir diplomatiškas, jūs sugebate bet kurį reikalą atlikti lengvai. Lengvai, lengvu. Po stalu. Šiandien mes naudosime cenzūrą. Lengvai po stalu. Taigi, nors jūs linkę labiau prie vyno, nei prie alaus, jūs vertinate teisingą alų. Bet įsivaizduoju, jeigu vyras gims po mergelės ženklų, jam linkst. Nesvarbu. Jam linkst, karočią, prie vyro labiau. Tai tipo, aš toks turėčiau būti. Labai žėda! Mano mama sakė, aš noriu pas tavį kambarį, kad būtų komoda. Sakau, gerai. Tai ką veikia su tavo komoda? Susidėt ten visokius triusikus, stanikus ir panašiai. Atsimeni, kaip lenkiškai paponešis? Aš irgi ne. Jeigu atsimena, tai kitus. Tai Kilkenny pakankamai subtilus ir lengvas skonio. Jis yra puikaus rubino atspalvio, kuris pažadina jumyse menininką. Jo, karočią. Jis yra pusė jaučia, pusė dvynė. Maždaug žmogus sumaišom su jaučiu. Ne, jautis ne viršui. Maždaug įsivaizduokit dabar jauti, tiksliau, žmogų jojant ant jaučia. Tai va, čia yra jis. Taigi, nepykit. Mes šiandien turime, kaip nelyg keista, vėl pulminioką alaus. Baklaškę alaus. Taigi, skorpionai gimė nuo spalio 23 dienos iki lapkričio 21. Jūsų patraukianti dėmesį, karočią, gerai, kad tu ne skorpionus trauktum dėmesį, kaip magnes. Mes studijoje turime skorpioną. Taip, ką skorpionai sako? Skorp. Ne. Iš tikrųjų. Nežinau. Gerai. Jūsų patraukianti dėmesį asmenybė ir intensyvi natūra siekia skonių, turinčių daug kompleksiškų sluoksnių. Dirbkit pedagogais. Dirbkit pedagogais, galėsit Šiaulių dramos teatre kabinti striukės. Taigi, jums nereikia įprasto. Jūs ieškote alaus. Stebuklingo. Kuris paliktų jūs norinti dar. Skorpionai labiau vertina tamsų alų, nei šviesų. Karočiai, jūs ieškot gėrimą, ne? Normalus gėrimą, alus, daug alaus. Ir? Turinti jėgos. Ir galios. Sveiki, esu Augustas. Man patinka stiprus viniukai, kurie turi daug jėgos. Ai, čia... Ne ta laida, bičiali. Popler 1845, rubino atspalvio. Ir patraukiančio skonio. Puikus alus jums. Patraukiančio skonio. Tęsime po pirmojo atidarymo. Taip? Taip. Ar jums visiškai Taip. Ieškau tokios ir tokios. Na, man
Sveiki, draugai. Šiandien mūsų atidarymo skiltyje matysite, kaip atidarinėjame alų į šitą daiktą, į kurį reikia valyti kojas. Taigi, ką mes darome? Turime alaus butelį, išmanesias groteles. Taigi, mes nebijokime labai netuškės. Taigi mes įrėmėme alaus kamštelį į groteles ir trauksime jį, kad būtų daugiau būtų. Taigi pradedame. 1, 2, 3. Ir štai mes turime alų. Ačiū už jūsų kompaniją. Taigi tęsime mūsų seksualinę pažinčių laidą Atkrivalka. Čia panašiai pristatei kaip Marijos radiją kokiam. Škiperis paglostė sustingusi šunį. Koks buvo brisiaus galas, raudonas ir su daug kraujo. Taigi, Losį nušausi. Taigi, šiandien laidą vesiu dviesės. taip, Aš sudrėjau Arūnai. aš išdžiūvau. Kaip čia? Išdžiūvau. Mes papildome vienas kitą. Taip, mes pildome vienas kitą. Pelus už ekrano iš po... Aha, norėtumėt pamatyti, kas vyksta kitoj pusė ekrano buvo. Ir sakė, atsiduotų už 10. Skambinkit. Merginos, gal jūs sudomintų seksas už pinigus. Matot, man trūksta Arba pinigai už Man trūksta pinigų ant mokslų susimokėti, tai gal paremtumėt mane? Šaulys. Šaulys. Lapkričio 22, gruodžio 21. Kamakutai! Tęskite. Visuomet nuotykingas jūsų būdas ieško naujų ir neatrastų dalykų. Niekuomet nenuobodžiaujantis jūsų dėmesys krypsta į alų turinti drąsos ir esanti pilną skonio. Puikiai suderintas minkštas skonis ir gėlių aromatai Kam čia patinka minkšti? šauliams. Šaulioms gal. Kažkokie ir gėlių aromatai Duvel aluje tuo pat metu stebina ir kelia pasitenkinimą. Nu, kas per iškrypęs horoskopas? Pasitenkin minkšto alum. Jūs įvertinsite išskirtinį šio puikaus alaus pobūdį. Pagaliau baigėsi iškrypeliškos mintis ir mes dabar pratęsime kalbą apie... Ožiaragius. Tos nakties pamėgau antis. Ką aš padariau? Atsakiau į tavo... Palauk. Į darbus. Į dešinę, į kurią dešinę? Mes gegužio žalai. Ne, sumušytų su savo intarpu. Aš norėjau dainuoti. Mes girti ąžuolai, ar tu mus žinai? Ja, nežinai. Mes girti ąžuolai. Ožiaragis. Ožiaragis vertina tradicijas labiau nei kuris kitas ženklas. Nors kai kurie laiko jūs rimtu ir santariu. Aš bandau padegti akim ekraną. Jūs taip pat turite sudėtingą prigimtį. Ir tik tie, kas jūs gerai pažįsta, gali jūs pilnai įvertinti. Jūs kreipiate dėmesį į alų povellių, kuris yra konservatyvaus, bet turtingo skonio. Pedigree. Tai visiškai nejuokinga, tęskite. Ne, pedigree. Pedigree. Valkotų Sunku. Ne. Iš tavo burnos iškrito plaukas. Šeriesi? Plovai burną šiandien? Atsiprašau, laižau makštį. Aš nuplėšiau jais. Bambaliai. Mes keičiame laidos pobūdį ir dabar kalbėsime apie mūsų gyvūnus. Aš turėjau kažkada nematomą šunį, o jis turėjo žirafą. Tavo šuo nematomas? Taip! Jo šuo slėpėsi tankiuose miškuose. Jis kaip vilkolakis per pilną tik. Vagal, jie. Taigi. Varpinė muša 12. Ding, 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 ding. Ką mes darome? Einam į bažnyčią.
Pedigree. Varpų, sausų, ožių pienas, ale yra tas alus, kuris patenkins jūsų gomurį. Jeigu mūsų laidą žiūri šunis, kaip jums pedigree patenkina jūsų gomurį? Vandenis arba Audenis, sausio 20, vasario 18 diena. Eglė! Labas, Eglė. Tu gal galėtum spyglius apsikirpti, nes badaisi labai jau. Man durė šikna. Oh yeah! I like it. Baby, if you give it to me, I give it to you. Kalė. Kumelė. Taigi vandenis. Vandenis. Keistas, trenktas ir pilnas netikėtumų. Vandenis mėgsta netradicinį ir unikalų alų. Seksą. Vandenis mėgsta netradicinį ir unikalų. Seksą. Vandenis mėgsta netradicinį ir unikalų. Seksą. Alų. Jūs ieškote skonio, kurie ateina netikėčiausiai. Apie ką mes ir kalbam? Taigi, vandenis mėgsta netradicinį ir unikalų. Seksą. Jūs ieškote skonio, kurie ateina netikėčiausiais būdais. Sekso metu. Rodenbach tiks Makštingai. Maištinininkams kaip jūs. Makštininkams kaip jūs. Dar liko vienas horoskopas, bet mes jį paskaitysime išmėginę. Mes baigsime vėliau. Naująjį alų. O kokį mėginsime, jūs tikrai nustepsite, arba ne? Taigi dėmesis į tą triperį. Draugai, taigi mūsų laidos interpe mes bandysime darinėti naują alų, jis bus kazino ir mes ją darinėsime su šakotuvu. Ar bent jau kažkaip, kaip jis turėtų skambėti. Taigi, paprasčiausiai rozetės lizdą ar kažką ten šakotuvo lizdą įremsime alų ir lengvu riešo judesiu pabandysime jį atidaryti. Atdaryti alų, ne šakotuvą. Taigi, 3, 2, 1. Ir štai mes puikiai ir nuostabiai atidarėme alaus butelį. Kai draugai, gliaužiau šitą pagaliuką, kol man nedavė alaus. Jo, alus kaip alus, tik nuo jo džiovina gerklį ir manau, mes susitiksime po alaus butelio. Taigi baigėme išgerti alų. Čia aplinkiniai nusišneka. Būtų proga paleiščiau iš bonkės jiem. Taigi Arūnas damuš alų. Ir mes jį vertinsime. Aš tikrai duosiu bent 7. Dėjau. Taip, mes valgome Makaronus. idealiai pasmigtus Bananų pjaustinius. Bananų pjaustinius. ant kurių norėtum paslidinėti. Miau. Viešpatį, ji tai padarė. Taigi. Taip. Iš tikrųjų, alus yra toks kaip kazino nueini ir tu žinai, kad perki alų, bet žinai, kad tu nieko iš to nelaimėsi. Tiesiog... Anksčiau tai loterija buvo. Taigi vertinam. Anksčiau galėdavai pirkti alų, gerti alų, laimėti dar alaus ir dar gerti alaus ir tada prigeri, tau kablys ir nusipirki dar alaus, tai maždaug loterija skatinanti gerimą. Gal ir gerai iš tikrųjų. Bet ką aš galėčiau pasakyti, tai šis alus nėra toks jau... Toks geras, jam rašome 10, juokauju 6, juokauju 5. Taigi vidurkis tarp jūsų. 6. Taip, 6. 6. Taigi kazino. Kazino. Šis šūdinas alus gauna 6 tai iš mūsų. Tai reiškia 6. Nu, 6, 6, 6. Tuzino skaičius velnias. Legiai. Norit? Prašau. Ką? Skubi! Jūs laukiat silkės, ane? Silkučių! Taigi, silkutės! Žuvis!
nuo vasario 20, oi, atsiprašau, nuo vasario 19-osios iki kovo 20-osios. Švelnių žuvų jautri ir poetinė vaizduotė skatina ieškoti alaus, Na, aš tik neieškos. Ai, bet aš nežinau. kuris yra šiek tiek saldaus skonio su lengvu poskoniu. Čia pašipai. Ne, kas yra poskonis? Nu, kur eini po skonio maždaug. Ai, Kur maždaug atsigeri jauti skonio, o tada kai... Ar atsigeri jauti skonį, nusivėmi ir tada jauti skonį? Po skonį. Ba, ba, ba. Būtum arbatos Jo. drakonas. Aš arbatinis drakonas. Jūs labiau mėgstate šviesų alų su vaisių skonio atspalviais. 1664 Blends puikiai tiks jūsų meniškam aš. Šis alus apjungia naujoves ir tradicijas, sukurdamas skonį skirtą būtent jums. I choose you. Žiūrėkit, mano kojinės ryžos, tiksliau, tarkė ryžą. Dabar prasiskirs mūsų tarpusavio ryšys su Arūnu ir mes į laidą pakviesime mūsų vieną iš atidarytuvo fanų gerbėjų ir šiaip, bet jie... Prijaučiančių mūsų sektai. Čia nesekta, mes ne Jehovos liudytojai. Jehova, Jehova. Ja. Jo vardas yra Gėjus. Oi, Gajus. Guli Anas. Šabai, prašau, ateikite. Gulašas. Tavo subinė ką tik matė. Liukas. Taigi, sveiki. Labas. Arūnai, Donatai, malonu. Jo ranka tokia šlapia. Tokia šlapė, švelni. Padėsk man. Padvėsk man. Baikite, Arūnai, palaidos. Laša, kažko ten gaivaus. Arūnai, lys po stalu, prašau, išlys, prašau. Ar mes dviesi? Arūnai. Koks tu esi pagal zodiaką? Ką tu Aš esu vėžys, gimiau birželio 25 dieną. Jis yra vėžlys, gimė po joninių porą dienų. Niekada gyvenime nevagiai. Norėjau paklausti, kaip jūs prisijungėte prie mūsų sektos? Tai va čia ilga istorija. Buvo varavai. Papasakosiu trumpiau, mes gėrėme pas jo mamą, kuri buvo mūsų su ponu dviejetu auklėtojai ir... Linkėjimai jums, jeigu matot, sako- bet aišku, jūs mūsų nematot. Aš tikiuosi. Geriau nematytų. Jis sako, vyrai, aš jau pačiausiu. Ne, šiaip tai. Viskas prasidėjo nuo naujųjų metų, kai šitos puikius du vyrus, Džar ir Du, pakviečiau į savo, kaip čia pasakius, plotą, matai, patūsinti, kaip jie dabar tai daro, sėkmingai. Kalakutai! Einam gal filmą pažiūrėti. Aš paliečiau tavo Po laidos, mėlymieji, po laidos. Mes jį užmušim po to. Biški nedaug užmušim. Palietam. Šiaip. Tu žinai, kodėl mes tave čia pasikvietėm? Ne. Aš irgi nežinau. Taigi. Jeigu tu esi matęs mūsų keletą epizodų, kuris tavo atidarimas geriausias? Ogi buvo Šviesa, 17, nu. 17. Ir su ko jis atidarė alų, nes tada aš dar nedirbau, buvau jaunas, mailius. Jis eilinį kartą bandė atidarinėti su savo amžinuoju priešu. Sultimis? Ogi sultinis. Taip. Aš jom niekada neatleisiu. Kitame epizode mes tikriausiai su Arūnu nusipirksime gal kokį 10 pakelių sulčių ir vis tiek atidarysime alų, bet ko? Tai va. būdu. Kur skubi? Galėčiau čia nusivemti studijai. Taip! O tai. Tamsiai. Taip. Taigi dabar žiūrime trečiąjį atidarimą. Sveiki, draugai! Pravedžiau jums rytinę vakarinę mankštą ir suprašiau jų atsigerti alaus, taigi šiandien ką mes galime padaryti, gal atsigerti alaus, mes jį pradarysime į stotelę, į kur nors, kokį nors stotelės kampą. Taigi atidarinėsime į šį ženklą alų ir bus labai įdomu, nes tikriausiai pasijusiu kaip 9 alaus dangui, nes būsiu visą šlapę alumi. Taigi, įremiame alaus kamštelį ir viskas bus tikra, niekas nėra suvaidinta. Taigi pradedame. 1,
2, 3. O, štai mes turime. Tai praeis, jis neužpuls. Bet Arūnai tavo kojos. Taigi, O taip. draugai, O šiandien taip. laidą, manau, baigsime. O taip, Džarai. And maybe you should know, kodėl tau kodė prie manęs? Su linksma, šia linksma. Gaidelė. Mes jums gaidėm. Gaidelė! Šią gaidelę baigsime mūsų laidą ir... Donatai, Už jūsų! Taigi, šiandieną laidą jau baigsime. Šiandien laidą jau baigsime. Aš norėčiau visiems perduoti linkėjimus. Iki kito susitikimo laidoje. Oh, let's go back to the start. Running in circles. Malonu buvo. Tikrai ačiū komandai. Gerai, ką pasižiūrėjau. Ačiū, Dansai. Prašom. Rūkalį. Staskas sakė mano, kai negra įsivaizduoji.